Na, kas liečia mūsų, tai galvoju, kad Žalgiriui tai nebuvo pačios geriausios rungtynės. Nu, ką daugiau pasakyti, nežinau, tokios gavosi ganėtinai energingos, kovingos varžybos. Momentais mes turėdavom iniciatyvą, daugiau momentais jie. To pasekoja ir toks rezultatas 1-1. O kaip tau Marijampolį kiekvieną kartą čia žaidžiant kažkokie tokie prisiminimai, sentimentai, ar taip eini visiškai apie tai nesusimastai? Ne, nu kaip, visiškai nėra, kaip pasakyti, dzin. Atvažiavus čia, vis tiek grįžti namo, čia užaugęs, viską pažįsti. Ir aplamai, čia smagu žaisti, atvažiuoja geras stadionas, gera aikštė, kaip pasakyti, kaip žaidėjai, vienas malonumas. Šiandien darbo gal tikėjai, kad bus šiek tiek mažiau? Nu, šiaip paėmus, jo, žaidžiant už Žalgirį, ne visada būna tiek darbo, kiek sakykime, šiandien buvo per varžybas. Na, ta situacija, kai krito įvartis, turbūt vargiai ten kažką galėjo. Kaip tavo akimis ta situacija atrodo? Sunku dabar kažką labai daug analizuoti apie tą situaciją. Gausi tokia lengva sumaištis baudos aikštelėje, kamuolys nukrito Radzinevičiui, praktiškai ant 5-6 metrų ir tiek daugiau nėra ką pasakoti. 1-1 rezultatas, kaip vertini šiandien ir pagal rungtynių eigą, kaip manai, logiškas rezultatas, ar turėtų laimėti ar pralaimėti? Na, kaip, žiūrint į rungtynių eigą, aišku, rezultatas 1-1, galvoju, šiaip galima sakyti, kad pagal žaidimą. Iš tikrųjų, aišku, turėjo ir jie progų, galėjom ir mes dar nubausti prie šiek tiek didesnės sėkmės, taip kad rezultatas dėsningas. Strateginis partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas Top Sport. Techninis rėmėjas Kapa.